Since we were young, blood is my blood. Dolomitus. 300 meters, turn right onto Via Meso Belly. Nu va, rengiamės šiltai, kad būtų šilta. Žiūrėk, aš turiu 1, 2, palauk, 3. palauk. Lauk, mašina važiuoja sargiai. Taip, pamačiai tą juodą, 2 ir tada turiu 3, dar striukė. 4. Labai gerai. Žiauriai daug žmonių, gerai, kad anksčiau atvažiavom, čia važiuoja, nes non-stop mašinas. Kaip čia reikės paskui išvažiuoti, nežinau iš to parkingo. Eskalatorius specialiai neveikia, kad žmonėm būtų apšilimas į kalnus, į haiką. Būdi 7 eurai tavo bilietas kainavo tu. Netyčia. Varėm iš vieno lifto, dabar grūs kaip sasiskės į kitą liftą mumis. Parvažiuoja ten tokius autobusas tokio dydžio. Va čia tai vaizdelis. Vertas milijono. Nu, smagu, kad čia aptverta. Wow. Tai čia užsikeli ir čia tos slidinėjimo trasos yra. Fainiai. Wow. Geras. Čia taip nerealiai. Žiauriai fainiai. O, kaip čia fainiai. Neapriepiami vaizdeliai, grožiai. Vaizdelis tikrai apima žadą. Vaikai iškišė liežuvius. Tai ten sniego kiek. Kokios Alpės. O, ten fotkinimosi vieta. Šito šlaito. Tokia ramybė. Jokių garsų miesto. Nu, einam į tokią vietą, kur čia bus nelengva nulipti dabar. Tai pafilmuosiu gal jums paskui, kai nulipsim. Nes reikia man savo vabalą laikyti. Čia yra biški tokie dėk ant akmenukų visur gražiai. Kojytės. Va. Va. Kita kojytė. Sargiai. Nu. Labai geri batukai, jo čia yra mūsų haikinimo batukai. Kiek rankytė va. Wow. Kokie vaizdeliai. Visur čia bedugnės. Įdomu nėra padaryta, jeigu nukristum tokia. Nu, čia jau tokia yra padaryta natūrali. Kad gražios nutraukytės atrodytų žmonėms. Va. Labai pasisekė su oru. Išlaukėm tos šilčiausios dienos. Saulėtos, va. Kamiliukas nori pačiuvinėti sniegą. Nes lipam ant sniego. Mamytė, sniegą! Aš noriu pamatyti. Sniegas. Kalnų sniegas. Čia ledas Nu. sniego. Since we were young, chased by the sun, feeling the tide.
sister might have my twin. Sometimes I wanna go back. Just wanted you to know that. Seasons will change from sunshine to rain, but we will stay the same. Your pain is my pain, your win is my win. We will remain the same. Sometimes I wanna go back. Kaip sportas? Nesimato užpakalis, Deglašiniai. Šičia mes esam 2,5 km virš jūros lygio. Pažiūrėsim, kai su mašina nusileisim į mūsų namus, kiek pakilom per atvažiavimą. Iš kur ta mašina čia užvežė. Ui, gerai slysta tavo kelnės, ne? Tikrai fantastiška yra atvykti čia į tokią vietą. Su vaikais galima vykti, daug nereikia eiti, kad pamatyti kažką, bet aišku, be vaikų. Bet tų mažų tinginiukų. Bet galėtum visą dieną praleisti, eiti kažkur toli, tikrai fainai. Kiti, man atrodo, žmonės gal nesinaudoja šito liftu. O tenai, man atrodo, toli yra parkingas, taip atrodo. Ir tada čia eina, turbūt kokią valandą, 2 užkyla. Užkyla trailų, nereikia mokėti brangiai tada. Nu va, užsakėm vaikams margaritą. Čia sakė, jeigu Italijoje margaritos neparagauja, atseit neba Italijoje. Tai ragausi margaritą ir šitą skanę pizzą. Labai skani pizza, turbūt skaniausia, kol kas Italijoje valgyta pizza. Margarita ir kapričiosa su grybės kažkokia. Nuostabi oazė. Gali čia atsinešti alaus pakuotę, atsisėsti savo visą dieną žiūrėti. Gali sėdėti, žiūrėti, ramybė tokia. Oras pasisekė labai nuostabus. Labai tylu, ramu jo. Nezbimbė nieks su dronu aplinkui. Yesterday, your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Nu va, atsisveikinsim su šitą nuostabią oazę, labai fainiai. Bet biški gaila laiko mums čia būti. Dar pamėginsim bent jau pravažiuoti kokią vieną vietelę, kad kažką tais pamatyti. Nes labai geras oras. A ne, mamukai? Fantastiškas. Tobulai. Nespėjom į šitą liftą. Išvažiuoja liftas. Ui! Leidžiasi žemyn. Ui, va bijai biškiką. Nebijok. Mes čia va buvom. Hop. Pakilom čia. Ir žiūrėjom čia. Yra dar va stotelė viena, kyla ten kažkur irgi. Ant kitų kalnų. Ir čia dar vienas. Bet mes jau su šitais nekilsim, mūsų vaikai labai bijo. Bet va hiking turai visur gali keliauti, jeigu nori, pasiėmęs palapinę. Dar toks pastebėjimas, pamiršau pasakyti ant kalno, tai nebuvo apsiniaukę visiškai. Buvo skaidrus geras oras, o va čia va viskas jau per prieblandą viskas eina. O kokie gražus pakrovėjai, bet čia ne vien tik Teslos. Ten toliau dar kažkokie ir pakrovėjai. Ten pačiai pradžiai buvo pakrovėjai. Paragausim kažkokį čia itališką sumuštinį. Oi. Nuspręsim, kur toliau varyti. Nu,
užsikruojam iki beveik 100%, nes čia važiuoti reikia 80 km. Nežinom, koks bus vaizdelis, bet labai norisi nuvažiuoti, pažiūrėti. Biškį sustojom šitą grožį pažiūrėti. Geras vaizdelis šitie paplikę kalnai. Žalias ežeriukas. O, antytės. Vadinu švarus vanduo, jeigu čia gyven. Kalkinis karjeriuks kažkoks. Prašom nepurslendt vandenuko, nes norim nuotraukos čia. Gražios. Ui, vos nenubrūžinam. Pavarom iki galo. Ne. Galėčiau sėdėti ir žiūrėti. Norėtum, pavyzdžiui, ten. Tik ateik čia, duok ranką man. Čia šiaip yra 3 valandų tripas, ateiti į vieną pusę ir visą šitą kalną apeiti iš kitos pusės, bet dėja mes neturime laiko tam. Nors oras tai yra fantastiškas. Nuostabus oras. Čia taip mums pasisekė su oru, kad šakės. Buvo tenai ant kalno geras oras. Ir dabar čia, o nusileidus apačioje apsiniaukė. Nu, svarbiausia, neskubėti, iš palengva. Va, fotooperatorė tenai. Aš čia, nu tikrai nuostabus vaizdeliai. Kaip sukasi net galva. Čia yra toks keliukas, kur lengvesnis. Čia jau kaip haikas, ne haikas pavadinti, tik tai mes mašiną pačiam viršūnėje pasistatėm, iš tikrųjų reikėtų ten prie to namo. Ir tada labai nepavargsi. Sniego ten yra daug. Ten daug sniego, čia yra jau tos Alpės. Ten ilgi daug. Nu, čia taip gal biškai maloniau netgi vaikščiot palei kraštus, negu čia kur buvom prieš tai. Bet šitos 2 vietos, kur buvom šiandien, tai atseit viršūnė, topas Dolomito aplankyti. Nu, dar ten prie ežero nuvažiuoju, dar kažkur, bet tikrai vaizdeliai tai gniaužia kvapą. O dar koks dangus. Vau, vau, vau. Ulialia, ten toli net mėlyna. Net mėlyna. Tikrai čia būtų fainiai visą dieną pasivaikščioti, jeigu dar toks oras. Čia tai mėlyna, bet ten panašu, kad ateina pilka, tai kad neužeitų rūkas. Sakė, oras čia gali pasikeisti akimirksniu. Nemoku apsakyti jums žodžiais, draugai. Grožis. Nesuprantu, čia piemenys padarytas, tai ką čia? Kalnų ožkas? Ar ką jie čia? Jūs ten kainat, sakykit, mė, mė. Baigėsi juostelė iš kameros, tai su telefoniku biškelį. Da filmuosim. Visą dieną filminį. Na va, priėjom kažkokią šventiklėlę, bažnytėlę. Ir suksimės atgal, nes ten dar gali eiti ir eiti.
Eiti ir eiti, bet... Tai kad tu nori? Jo. O, matosi pilkas dangus ir bėgti mašinas, gali čia užėjti toksai vėjas, sniegas, dar kas nors. Jo, mes esam nagliai, važiuojam visur, kur norim. Bet čia va išvis gerai. Važiuoja žmonės. Tingi lipti. Uiii, alpinistai leka. Ką trumpos kojytės? Tepu. Prie krašto reikia eiti, kad nenukristi. Mūsų mažoji ateities alpinistė. Kopia viena pati. O, dar tolimas kelelis. Kitien palei apačią, nes ten mašiną pastatė pratinguoliai. Davai, mamuk. Pirmos kišenės akmenų. Kylam. Tikra šaunuolė, nenusiridenk. Tikra šaunuolė, pažiūrėkit, kur neužlipa. Va, mamuks dar pareinsiu plytgaliu. Pušku. Bėgam. Išgelbėk draugą. Ištiesk jam ranką, jei gali. Jėj! Rakis balvo. Nu va, lėksim link namų. Nerodė mums, ką reikia pasikrauti, bet grįšim su beveik 20% namo. Bet vis tiek prie pat namų. Užsuksim į superchargerį. Kur čia tie namai? O į superchargerį, kad iki rytojaus nereikėtų sukti galvos, kur ką rytoj. Va, tai mum, kiek čia, 212 km, plus dar 10 iki namų 15. Tai apie 250 km. Važiuojam. Vienas malonumas nuo kalno leistis su elektromobiliu, nes dar biški pasikraus. Dabar pradėjom su 4, jau 5%. Pažiūrėsim, kiek bus apačioj. Tai atleidi gazą ir va, vyksta regeneracija. Nuostabus dalykas. Tai jeigu daug sunaudoji viršų kylant, tai paskiau labai grįžta atgal, va, matosi. Per kilometrą 500 vatų. O, jau nabėdžių parelį. Dar fotkinas, jie kai kilom viršų čia prieš valandą. Jauniai. Nu ką čia stabdysi, žiūrėsi. Tai žiūri. Jie saulėlydžiai ir laukia turbūt, ką pasifotkinti. Nu, šakės, kaip mane stebina, pajudėjom nuo kalno su 64%. O dabar rodo 9, jau rodo kurį laiką, man rodo 70 netgi to užsidegs. Rodė, kad grįšim namo su 16, dabar rodo 21. 15 km dabar nuvažiavom, 25 minutės ir minus 224. Tai visą laiką krovėsi praktiškai. Nu, fantastika. Šiandienos važiavimas po kalnus, bet dar negrįžom namo. Aš galvoju, dar biški pagerė šitas dalykas. Tai per šiandien sunaudojom 205 kilus, 5 kW ir 100 km 224. Bet aš sakau, manau, dar biški nukris, nes dabar link namų leismės ir ten daugiau bus nuokalnių negu įkalnių. Nu, sveiki elektromobilio gerbėjai ir heiteriukai. Apžiūrim šios dienos kelionę po Dolomitus. Aš iš tikrųjų, atvirai pasakius, esu apakęs. Nesitikėjau, kad tiek bus. Nuvažiavom 461 km, suvartota 88 kW ir vidutinis yra 121 vatas kilometrui. Čia aš noriu pabrėžti, aš važinėjau po Dolomitus ir kažkada buvau video įkėlęs į YouTube, kad kai važiavom su kempingu vasarą po Švediją, kad sako, pamėgink palakstyti po Dolomitus su elektrinė mašina, sako, nu, bus atseit šūdas. Tai aš pats nustebęs, aš gal bus 250, kokia iki 300 vatų kilometrui. Bet čia, kur aš dabar esu, yra sukilimas to virš jūros lygio 70 metrų. Į pirmą nuvažiavom, ne kolonėlio, pirmą tašką nuvažiavom buvo 1200 sukilimas,
o paskui nuvažiavo 2300 buvo sukilimas ir dabar grįžom vėl namo. Mane rezultatas stipriai nudžiugino. Tai va, tai nebijokit, važinėkit po kalnus. Aišku, dabar tik tai grįžtant buvo 100 km magistralę, mokamais keliais, ten kur galėjo važiuoti apie 130. Visur kitur, tai remontai kelių, tai visokie posūkiai, tai dar kažkas, tai nepalakstysi. Va. Grįžom namo, einam praustis, labai buvo gera kelionė, laiminga žmona, laiminga šeima, ne? Ciao, ciao.